Sveiki! Prasideda lauko darbų sezonas. Mes su suvirinimo aparatu irgi einame į lauką. Ir šį kartą palyginsim, kas lauko konstrukcijom virinti yra geriau. Ar glaistytas elektrodas, ar pusautomatis su savisaugia viela. Turime kvadratinį vamzdį 50×50, senelė 3. Atliksim pažingsniui visas operacijas. Briaunos skirtos virinimui yra nusklembiamos apie 40 laipsnių kampu. Mūsų konstrukcijos senelės storis yra 3 mm, analogiškai renkuosi panašų elektrodą, tai yra 3,2 mm rutilo glaisto elektrodas. Pasirenku virinimo procesą su virinimas glaistytais elektrodais ir srovė 90 A. Mums reikia su skystų metalų užpildyti šį tarpą. Pats blogiausias variantas tai būtų tiesiai virinti. Yra geriau arba lengvai zigzaguoti į kraštus, o galbūt netgi virinti su lengvu atgaliniu grįžimu. Tai yra tokiais žiedais su grįžimu. Pakeičiu poliškumą, pasirenku sinergetinį režimą, be dujų apsaugos, vielos storis 0,8 mm ir virinamo metalo storis 2,8, tai yra artimiausias prie 3 mm. Su savisaugia viela virinam irgi kaip su elektrodu, tik traukdami ir vėlgi lengvas sviravimas į šonus. Virinta su glaistytu elektrodu, virinta su savisaugia viela. Ir vienu ir kitu atveju mes gaunam labai gerą, kokybišką sujungimą. Tačiau ypač nepatyrusiam vartotojui gauti gerą sujungimą su savisaugia viela yra žymiai paprasčiau ir lengviau ir reikalauja mažiau įgūdžių. Svarbu pasirinkti geras medžiagas ir gerą aparatūrą. Iki! Viskas labai gerai. Savisaugia viela super.